Taip, tai buvo nepaprastai įsimintina vieną kartą gyvenime pasitaikanti patirtis. Popiežius priėmė kvietimą, mūsų prašymą susitikti ir aptarti antisemitizmo rykštę. Didėjantį susirūpinimą dėl to, kad mes, kaip pasaulinė žydų bendruomenė, esame izoliuojami ir tampame taikiniu. Tai buvo nepaprastai svarbus susitikimas. Tai kaip viskas vyko, turiu omenyje, ar galėjote pasikalbėti privačiai, ar viskas buvo labai oficialu ir formalu? Jis pasakė oficialią kalbą, svarbią oficialią kalbą, kurioje dar kartą patvirtino Nostra Aetate svarbą, tai yra šis reikšmingas Vatikano principas. Apie santykių tarp bažnyčios ir žydų bendruomenės atnaujinimą ir pasisakymą prieš antisemitizmą. Ir jis labai tvirtai tai patvirtino viešuose pasisakymuose. O tada privačiai po jo viešų pasisakymų aš kalbėjausi su juo apie mūsų didžiulį dėkingumą už jo išsakytas mintis ir paaiškinau, kokia bauginanti yra dabartinė situacija. Ir aš pagarbiai, nuolankiai paprašiau jo apsvarstyti galimybę paskirti specialų popiežiaus pasiuntinį kovai su antisemitizmu. Manau, kad šiuo metu tai būtų galingas simbolis, bent jau, ir tikiuosi dar daugiau, parodytų, kaip rimtai bažnyčia žiūri į šią problemą ir daro viską, ką gali. O koks buvo jo atsakymas? Ar jis tiesiog pasakė, kad padalvos ir vėliau atsakys, ar atrodė, kad jis tikrai įsiklausė į šį pasiūlymą? Jis akivaizdžiai klausėsi ir aiškiai išgirdo. Jis tiesiog pripažino, kad aš pateikiau tokį prašymą. Jis nepasakė nei taip, nei ne, bet mes tikimės ir ketiname tęsti savo pastangas ne tik šio vizito metu, bet ir toliau tiek Vatikane, tiek su Niujorko arkivyskupija, tad šis reikalas pajudėtų į priekį. Ir žinote, atsižvelgiant į viską, tai žinote, santykiai tarp katalikų bažnyčios ir žydų tautos nėra patys seniausi, jei žvelgtume į šimtmečius atgal, bet jie tikrai labai pažengė į priekį. Kodėl šių santykių tęstinumas yra toks svarbus šiandienos laikais? Visų pirma, vienas iš artimiausių mūsų vietinių partnerių, kai kalbame apie pagalbą pažeidžiamiausiems mūsų bendruomenės nariams, yra Katalikų labdaros organizacija. Mes turime dešimtmečius trunkančius, nepaprastai branginamus santykius. Manau, kad taip ir buvo, o tada popiežius iš tikrųjų apie tai kalbėjo savo viešoje kalboje ir apie glaudų ryšį tarp mūsų ir Katalikų labdaros organizacijų. Tačiau manau, kad šiuo metu, kai yra taikomas į žydų bendruomenę, turėti pontifiką, kuris atstovauja 1,4 milijardo žmonių visame pasaulyje, viešai pasisakyti ir daryti daugiau, nei tik kalbėti, aktyviai ieškoti būdų, kaip iš tiesų keisti padėtį ir mažinti antisemitizmą. Taip pat, turiu omenyje, jūs ilgą laiką buvote prie vairo. Jūs žinote, daugiau nei 10 metį matėte viską. Nuo COVID iki laikotarpio po spalio 7-osios. Ir žinote, tada turėjome Mamadani rinkimus ir visa kita. Taigi per savo kadenciją jūs patyrėte daug. Kokie būtų jūsų išminties žodžiai žmogui, kuris perima šias pareigas? Žiūrėkite, mes turime nepaprastai sėkmingą, nuostabią, gyvybingą žydų bendruomenę. Manau, kad tai yra visame pasaulyje, bet ypač Niujorke, didžiausia žydų bendruomenė už Izraelio ribų. Manau, turime ir toliau didžiuotis būdami žydais. Ir nors turime kovoti su antisemitizmu, ir tikrai turime, lygiai taip pat, o gal net dar labiau, turime įsipareigoti, mokyti, šviesti savo vaikus, savo bendruomenę, kad jie būtų raštingi, išsilavinę. Ir kad jie eidami į universitetus ir per visą savo gyvenimą didžiuotųsi savo tapatybę ir gerai suprastų, kas jie yra. Gerai, labai ačiū. Erikas Goldšteinas, Niujorko UJA federacijos generalinis direktorius. Labai ačiū, Emilija.